Man tas vis tiek visi aparatai atrodo sumažinti. Tu jaučiu gali nedaryk, ruos netrūksta. Jo, pas man šitą per didelę. Tavo aktyvacija. Padirba. Dar vieną. Važiuoji ir išliek. Gerai. Gera pompa. Man labai smagu atvažiuoji iš Kauno, pasportuoti, tavo žinių bagažą pavogti biškelį savo. Kiekvienam dalykui savas laikas. Pagaliau tai padarėm. Lemta blauzas koks didelis. Davai dar kelius pratimukus apšilimui pasidarom. Pas man šiaip tokiais pakvėpavimais pozicijas yra. Erdelos po vieną koją. Ir realiai. Tai hantelių štangos. Jo, hanteliuko ir biškį. Ar realiai blynų užteks, kad. Arba turi kokius pakulniukais pasikeiš, kad biškį tokia svorio centrai. Biškį klubus prasidėjo. Spaudimą duoda į tą per kelią surinkimą. Kadangi dar trauką darysim, tą erdelos darysim. Jo, tai mėgstu tą realiai. Tokį, kaip su kvėpavimu, tokia pozicija. Jo, kad mūsų klubai galėtų, žinai, nes daugam problemų yra nusileisti į apačią. Tai aš mėgstu, realiai mums kurios pozicijos, kur reikės ir tą pačią trauką darant, kaip trastus. Kelius spaudžiu į vidų su iškvėpimu ir klubus leidžia galą ir pilnai visą pėdą stovi. Ir apačioje įkvėpimu. Tai čia žmonėm, kuriem yra problematiška nusileisti būtent dėl to, nes yra čia ne dėl dvigalio sutrumpės, čia dėl nugaros, kaip supranta, ne? Dėl pačių klubų. Bando lenktis ir klubai į galą nevažiuoja. Supratau, tai tiem vos ne, kad šiknos, sakant, kad neišeina išstumti atgal. Jo, ir jo, tokį iš karto su kuprikė važiuoja. Supratau. Ir čia toks, jo, kaip ir gaunas ta pakila, duodavo, kad mes galėtume laisviau ant pačio kūno stovėti. Tai mano judesys turėtų būti taip, kad aš įsivaizduoju, kad bandau kristi atgal, lyg bandžičiau susėsti ant kėdės. Ir leidi kūprintis visiškai ir su iškvėpimu keliu spaudi į vidų. Jo, noriu tvirtai jos. Tai man reikia nugarą atpalaiduoti, jo? Jo, visiškai, stubra kuo ilgesnį. Ir apačioj pasikabinai ir apačioj įkvėpimą pasidarai, išlieta vis. Nes čia esminis dalykas irgi, kad mes ramiai kvėpuojam. Gerai, įkvėpiu ir dabar kilu viršų. Į viršų, jo, keliu spaudžiant. Ir viršų tiesnės pilnai išsitės. Taip? Jo, iki pat viršaus išsitės. Dabar viršų įkvėpiai orą, jo, pilnai įkvėpiai ir vėl su iškvėpimu važiuoja, kelius spaudė į vidų ir su kiekvienu kartu jausi, kad vis klubai vis lengviau į galą eina. Jo, įkvėpiai ir vėl su iškvėpimu kelius spaudė į vidų ir iki viršaus. Jaučiu pratempimą labai. Aš manau, kad išbandysiu tikrai. Jo, ir dabar tą patį įsidarbinsim dar su hanteliukais lengvai. Dabar paleidęs su nuolaidos kodą insanefist.com, tai įrašykite insane15, bus papildoma nuolaida, tai pasinaudokite, nes dabar kodukas kaip tik yra aktyvus. Korpusas kuo tiesesnis. Tai visa mintis yra, kad jūs suprastų, tu čia vis tiek pasirinkus kaip aktyvacinius apšilimo judesius, kuriuos tu darysi vėliau su svorio judesius. Dabar prasijudini ir paskui, kad galėtume jau svorį krauti ir raumenį geriau pajausti. Jo, dabar čia, kad kūno svorio centras galėtų ant kulnų daugiau ir pats keliukas į priekį. Tas apšilimas ir yra, kad maždaug darai tas raumenis, kuriuos tu darysi vėliau. Jo, ne tiesiog, kad random kažką einu, pratempsiu, kažką praeidinsiu. To, ko man reikės, kur trūksta mobilumo ar dar kažkokio laisvumo, pasidarom tą, ką reikia. Gerai, šitas tokie dalykai, kad žmonėms žinot, kad dažniausiai turi kažkokią savo prasitempimo rutiną ir pastovi kiekvieną dieną daro. Bet esmė, ką tu darysi šiandien, ką treniruosi, reikia kaip tik kūno ir paruošti būtent tiems pratimams ir daugiau pratimam tiems skirtom judesiu, kurį darysi. Tai šiuo atveju mes akcentuosim šiandien kojų, galą, dvigalvį. Jo, biškai prasiktuojam, sėdmenis, tada nugarą ir tada bicepsas. Tai maždaug tie visi dabar pratimai yra atliekami, kad mes, tai čia apšilimas ir yra vos. Nes tikriausiai jūs irgi pajautėt, dažniausiai dar netgi antrą arba trečią seriją pasidaro lengviau ir patogiau ir smagiau kūnas juda negu pirmą seriją. Dėl to reikia atsargiai, tą pirmą seriją vadinasi ir apšilimo mūsų serija arba dvi, kad tu pasiimi tą svorį, tą pratimą darant lengviau prasijudini ir tada dažniausiai ta jau tikra gera serija pasidaro daug lengviau. Tai čia mintis yra, kaip suprantu, Rokai, dabar mes pasidarom, kad mes jau galėtume svorius krauti ir maksimaliai varyti. Jo, ir to labiau pas mane, kai pritraukta daugiau viską, tai gaunas to biškį daugiau specifiškumo tam apšilimui. O kitam, jeigu jis viskas smagiai jaučiasi, geriausias apšilimas tiesiog. Nueit pasidaryti tą veiksmą, kurį darysi sumažėti svoriu. Taip. Ir negaišt laiko. Tačiau vos ne kaip RDL-as gaunas, jo dabar? Jo, visiškai. Taip, pratem. Jo, realiai visas svoriukas ant priekinės kojos, gali net palaiduoti. Jo, visiškai jie maksimaliai keliasi į priekį. Čia esmė jo, kad mes norim korpusą kuo tiesesnį išlaikyti.
Jo, nes daug kas mėgsta iš karto su klubais į galą. Bet nedaug kas patreniruoja pozicijas, kur mūsų kelias į priekį eiti. Supratau. Jo, čia esminis dalykas, jo, dubenį pasakyžinai pas savimi ir kiek kelias leidžiat, kol eina stabiliai, žinai, visą pėdą išlaikyti, stumia į priekį. Tik tai žmonėms, žinai, sunku suvokti, kai, pavyzdžiui, tu darai veiksmą, tu daug didesnį, žinai, ir iškraipai vaizdą, žinai, kaip turėtų, kaip paprastai. Jo, nes ant kito kitaip. Jo. Bliamas, žiūri, tas, tai kaip ir nesuprat, žinai, ant savęs, arba save pafilmuoju, arba šiaip žiūriu. Bliamba, net taip atrodo kažkaip. Jo, šiaip šitas ir gerai. Nes man irgi viena klientė sako, tau reikia, nes aš noriu ten appsus filmavimus pratimus kaip atliek kiekvieną žmogų. Tai sako, tau reikėtų paprašyti, kitą dar žmogų pafilmuoti, kaip ant jo atrodo. Jo, ant paprastą. Nu, ne tokį masitą. Jo, ant mažesnės raumeninės masės, nes jo labai vaizdas išsikraipo. Ir man visas svoris ant šitos kojos. Jo, 95%. Ir stumiu klubus atgal, kai leidžiuosi, ne? Jo, klubas į galą. Koja atramiu. Jo, tokia visiškai ant pirštų galvoju, kad tai grinai tik patį klubą pratem. Aha. To, ko ir mums reiks, pilnos pėdas padėties, kad jaustus patogiai visi veiksmai per klubus. Lemta blauzas koks didelis. Tu pas tave pradžiai buvo mažas blauzas visiškai? Jos buvo tokios be formos, masyvi koja, bet lygi. Bet tada dariau po 3 kartus į savaitę ir dariau pratimus po vieną koją. Aha. Ir tas kažkaip po vieną būtent koją visą laiką viską darant, pagrindė stovint didis jie padėjo. Jo, Liamas mane, aš futbolą buvau 8 metus pralankęs, jau mats kažkiek tą blauzdą, žinai, kad jinai dirba. Pas mane visiškai lygiai buvo. Geros blauzdas. Tai čia grinai irgi vėl, irgi toks, atrodo, porą kartų jo per savaitę, bet darant pasidaro. Bet irgi va tą akcentuojant visą laiką pilną ištempimą, taip, aš labiausiai, pauzę. Kai pradėjau daryti maksimalus ištempimus, nusileidimus, ne tai fokusą viršų užlaikyti, ne čia viršų, bet ištempimą, tai tada buvo jau geriau. Tai aš kai pradėjau daryti treniruotės pradžioje, kai daugiau jėgų turiu, visai kitaip irgi. Su kitu fokus, taip. Šiaip prioritizuoji. Ne taip, kaip kai kurie matai, kaip visą ten įsijautą daro, veidrodį žiūri save ir galvoja, koks aš čia gražus ir stiprus. Tai reikia taip pat blauzdas daryti, žinai, su ta tiek pat meilės vos ne. Jo, bet bitsą, žinai, per veidą, žinai, bitsą galėsi įtempt, pažiūrėti. Jo. Blauzdos taip nepafleksinsi. Viskas su juo ok, bet yra, kad kadangi šitas didelis, ir kai leidai žemiau, atrodo, jis truputį tau trukdo žemiau nusileisti iš ten. Galėsi ampliudą padėti, bet aš manau šiaip. Mes vis tiek akcentą sutraukimą, tai... Aha, gerai. Tai gerai galim. Patogu, žinai, kad nereikia setupintis ir laiką daug staupai. Va šita dalis svarbiausia. Žinai, visi nori, kad kuo greičiau. Tai. Bet karts, verta paaukoti biškį laiką. Ne, aš jeigu mes, žinai, mūsų tikslas būtų kokia šikna. Jo. Jau kai norėtume, tai jo, susitapinį ir darė maksimaliai. Gerai, tavai. Tai dedam tu svorį. Čia porą working setų turėsim. Ką, aš dar su vieną padariau, dabar yra kokias. Tavo. Ir išlaikyk pėdas priekis prispaustas iki pat viršaus, kai spausi. Visa energija, dėmesys yra iš pėdos priekio, jo? Ne, per visą pėdą. Nėra. Supratau. Tiek kulnas, tiek pėdas priekis, nes šiaip ką dažnai matau, kad vis svoris vien tik į kulną permestas. Jo, ok. Jo, kur pėdas priekį kyla. Tai tas irgi, kad patį klubą pilnai įsidarbinti. Tai čia vis tiek mūsų idėja yra dabar kaip aktyvacija, o ne kaip... Iki negalėjimo nedarom, čia darom. Padarom, iki galo. Tu jau čia gali nedaryti, ruos netrūksta. Jo, pas mane šit net per didelė. Tavo aktyvacija. Nors pas mane irgi šitą nesiskundžiu. Bet čia trumpam. Pas mane būdavo, kad aš anksčiau, kai visi galvoja, kad reikia daryti tik pirkimus, kad kojas augtų, tai tiek jų darydavau iš šiknos. Tai dvigalvis neužaugo, šikna užaugo. Dabar labiau su treniruoklis akcentuoja, kad būtų tik dvigalvis, o ne šikna, tai pratimų net nedarau realiai. Aš dar įdėmė. Su kiek čia maksimaliai esi daręs? Darbinis 4 play. Gerai, šiaip smagiai jaučiasi. Jo. Čia tik savo, ko aš norėčiau, kad būtų dar giliau nusileis galima būtų. Tada būtų tobulą. Ok. Gerai.
Tai gerai, tai koks dabar tavo planas? Tau buvo varžybos prieš mėnesį, laimėjai, mačiau ten FIBO, tai čia Vokietijoje varžybos rimtos, overall, bet... Jo, vienos vietos iki pro kortos, jo. Jo, čia pirmas buvo varžybos. Atrodo, būtų smagu per pirmą kartą tą tikslą pasiekti. Kažkaip galvoju, per greitai, per gerai, žinai, būtų. Jo. Bet kietas buvo, žinai, ir laimėjo. Mačiau, ir tada paskui vėl dariau ir tenais truputėlį... Tada šveduose lipau, dar kietesnės varžybos. Jo. Tai ten trečias, o po to jau Lenkuose vėl. Overall'e antras. Mačiau, jau galvo netrašiau to, kad turėjau kortą, bet... Tai dabar planas yra tikriausiai palsėti ir paskui vėl. Jo, tai tas palsėjimas. Nu dabar jo, duodė organizmui palsėti, atsigauti, kūnui palsėti. Tada kraujo tyrimai, tada jeigu viskas gerai, važiuojam toliau, jo? Jep. Okay. Tai va, rudenį tikslas, vėl startuoti. Noriu dar Lietuvoje dalyvauti. Aha. Paskutinį kartą tokį, kur jeigu prieš einant į profus. Į profus, jo. Jo, prieš savo auditoriją. Ne, faina čia. Tai va, tikslas va, jo, toliau dadėti raumens. Kiek įmanoma, kiek spėsim iki rudens. O po to... Tai pas tave vis tiek, tu dalyvavai klasėje fizikė, kategorijoje. Jo, Suprastu, jo, pas mane aš dalyvavau kultūrizme, tai pas mane nėra svorio limito. Kiek nori, tiek, kiek nori, žinai. Jo, Rokas dalyvavo klasėje fizikė, tai kas nelabai suprantat, kur, tai kur Kris Bamsidas dalyvavo ten. Jo. Ten Rokas dalyvavo. Bamstada jaučiu, žino beveik visi. Jo. Ir tada, tavo ūgis kiek? 7,5. Tai čia realiai iki 7,8 datėm, galvoju. Tai tu gali sveikinti varžybas kiek? Jeigu iki klasį B 9,1,2 mėgėjose, o jeigu iki 7,8 datėm, čia tai būtų 9,4,6 ar 8. Tai tavo ūgis yra 7,5 ir labai priklauso, kaip tu atsistosi per varžybų sverimus, matavimus. Jo. Tai realiai paklaida kilogramų, kiek maždaug? Vis tiek kulis minus, kad suprasiu, kaip buvo prastai pasakius. Nuo profo ar tiesiog? Tiesiog dabar šią dieną. Šią dieną 3 kilai gausi. Dar gali priaugti. Na realiai, jo. O su profais dar gausi plus 5, tai apie 8 kilai, 7. Jo. Na, žiūrint, kurie... Jo, jeigu klasį B žiūrint, jo, nes aš važiausias mano svoris per šitą pasirašymą buvo 86,9. Ir dar galėjom daspausti iki 86. Dar iškesnis, bet jo. Jo, galima dar daspausti tikrai. Dar galima skiriant tokio kūno užmest gali dar grubiai tariant apie... 10-11 kilų laisvai. Ir iki 13 net. Įspūdingai. O dabar svoris koks tavo? Dabar 9,3 realiai. 9,3, okei. Gerai. Čia nereikia, jo, čia aš taip pats nusimė. Jo. Nu, dar vieną. Dar vieną. Davai. Gerai svyla. Kiek padarai? Apie 11, tau čia įzis, tai sorry. Nu vis tiek mūsų svorių skirtumas irgi nemažas. 5 kilų. Tai dabar pas mane 1,38 ryte buvo vakar. Čia nepasisvėrti. Daug. Ir čia niekada negalvoju, kad tik įmanoma sverti. Žinai, dar vandens daug bus, kitokia masė. Bet tai koks, čia nesvarbu, čia ar vandens. Na, aš iš tavęs visą laiką daug sverdavau. Ir iš sveikatos pusės ir geriau. Svert mažiau šiaip. Jo. Šiaip sako, aukštesni žmonės, nu šiaip, kad 2 metrai, kad trupiau biškį gyvena. Matau tame logikos. Davai, dar vieną. Du 10, gerai? Davai, kiek eis? Užteks? Jo.
Šiaip tų force trapų. Nedar, realiai kiek Aš kiek irgi kūnas, stengiuosi, aš jau daug darydavau, bet dabar mažiau davė. kiek kūnas valeido tai dienai, padarėjai. Man kita trefkė žiūriu vėl. Padidinai svorį, padidinai repą. Aš pastebėjau, pavyzdžiui, sporto pradžioj, nes aš pastoju, mes ten keliesi sportuodavom ir vis padėdom ten. Pats nebegali, bet dar su draugu dar 5 padarai. Tai... Jo, bet dažnai būna, kad tu ten per kompensaciją. Nu, tai Viskas, ten tas raumo nebedirba. Susijungi kaklą, visus raumenys, žinai. Bet manau, gal tą patį progresą pradžiai gal ir gerai ir padarė, tai aš manau. Gal tai paskatinus tiek, kad save paspaus stipriau. Jo, nu, bet gal ir smagu irgi buvo, žinai, ten keliesi, ten reikia keli dar, tai toksai, nu, Tai aišku. ta meilė yra vis tiek tam sportui, bet dabar, sakyčiau, jo, su didesne raumenine masė, tas atsistatymas iš karto visai kitoks. Jo, nes jau Jeigu taip... perparasuoji, jo, tada kitą dieną miręs būni, tada treniruotė blogesnė būna ir tada visai kitaip gaunasi. Jo, ir to labiau, jeigu, tarkime, aš visas raumenų grupės 2 kartus per savaitę pasidarau. Jo. Tai va, irgi tas, nori tą krūvį tinkamai dozuoti. Jo, čia viskas argi nesakau, kurie žmonės žiūri, paskui nenori, nu, kad negalvotų, kad oi, čia reikia lengvai daryti. Čia ta Suprantate, aš, jo, nes čia, nu, tie, kurie, tarkim, kaip mes dalyvavome varžybas, jau supras, kad pagal save jau per tiek metų jauti, kur daugiau pasaus, kur ne, bet jeigu tu varai, tai aš manau, all-in geriau varyti. Nes tau all-in iš jūsų jeigu darant, bus visai kitoks sunkiai treniruoti, negu mum yra sunkiai treniruoti. Jo, ir dažnas nepaspaudžia iki galo. Taip, daugelis net nežino, kas yra sunkiai treniruoti. Tai, žmonės siūlo, kokiam, bet Kaune esat, parašykit Rokui, padarykite treniruotę, kad jūs suprastumėt, kas yra sunkiai treniruoti. Tada Rokas pakels tą kartelę ir tada tu žinos, kaip turi vieną sportuoti, kad pasiektum tą sunkų lygį ir tada progresas bus visai kitoks. Visą laiką, kai kažkas kartu pasportuoja, Taip. kiek tavo riba, žinai, kiek... Ai, tai gal iki to ir nesportavau tiek sunkiai. Arba realiai, aš pamėgstu net pas mane glendinį parodyti, žinai, kad jie ženkliai daugiau gali. Taip, daug kas net galvoja, ypač, pavyzdžiui, su moterim pastebėjau. Ir Oi, svorį. nemaniau, kad aš galiu čia tiek pakelti. Beveik visais atvejais. Taip, tikrai, taip, štai pastebėjau. Davai, eina ir virš. Susiaktyvavo, ne? Jo, labai gerai. Dar atom džymą šitą turi. 3 salės yra. Koks planas šiaip su varžybom? Nu, tarkim, yra, žinai, gyvenime tai maži tikslai, ir tas Grandmaster Ultimate tikslas. Olimpija. Laimėt? Laikė pirmą davaryti kitą nais. Sudalyvauti. Jo, kita. Tikslas jo. Jeigu bus va, į Las Vegas. Su treneriu, sakau. Savo treneriu iki galo. Kaip Neil Hillas su tuo Flex Lewis. Ne, Ovidijus labai dideliam pagarbą turiu. Žiauriai. Jo. Jo, lengvai padarom, kelis setus paskui jau darbiniai maksimalas, jo? Jo. Be užlaikymo, jo? Su užlaikymu. Su užlaikymu, supratau. Jo, grinai va bus pirmas jo. Spausti tave gal? Tvarkingai dabar įsitaisiau. Patogu, ergonomiškai. Supratau. Easy. Jo, šitas vienas smagiausių dvigalių. Ką? Vienas smagiausių dvigalių. Jo, atrodo, net neįmanoma nejausti tą dvigalį.
kokybiškai judesiukas. Nuo pradžių iki galo, ant dvigalių. Nei viršui, nei apačioj nepaleidžia įtampos. Laikai, vai. Žo. Dar po vieną, jo? Jo. Ir dabar be pauzės, bet tiesiog skvizą paakcentuojam. Maksimaliai. Po šito nusilpnai. Ne, viso, nugarais. Davai, važiuoju. Davai. Žinai, lėtesnį bišį leidimą davai. Davai, ilgai, nepaleidai. Dvigalių, žinau, ir tau reikia. Ir man reikia. Davai. Gražiai, nepaleisi virš. Davai. Dar vieną. Davai. Nepaleisi. Op, išliet. Maladėt. Dar eis vienas. Davai. Gali. Eik, easy. Dar du gali. Davai. Padirbam. Dar vieną. Ir paskutinį. Davai. Išliet. Važiuoji ir išliet. Atlyginai. Maladėt. Gerai. Gaunu į ten. Kur darai po vieną ranką? Jo, jo. Tai dabar toksai bus formos palaikymas. Dabar realiai neprarasi ryškumo ir paskui pradėsi spaustis rugsėjo mėnesį į Lietuvą, jo? Tai aš tas palaikymas, aš jį pagerinsiu dar. Jo, taip aš kaip pas tave dabar nereikia spaustis, kardio, beveik jaučiu nedarai daug. Ne, Organizmas nėra stresą, maisto sukelis, dar net augs į varžybas. Pas mane irgi nuo dabar iki spalio auginimo fazė, sezonas. Nuo spalio vėl 2 mėnesiai polisis. Viską nutrauk, kraujo tyrimai ir tada jau pasirašymas normalus pavasarį kitam. Kuris bus. Jau laukia, ne? Jo, balandį planas būtų gal net užlipti. Bet jau norisi. Yra planas kokias varžybas, tiek, kur dalyvauji? Į FIBO. FIBO? Aha. Jeigu bus... Nes pagal grafikų maždaug žiūriu šių metų. Aha. Tai visai patogiai, nes ten po FIBO gausis kitais metais, su organizatorius kitais susirašiau. Tai gausis čia FIBO, Ispanija, Suomija, man atrodo. Tai panašiai. Aha. Suomija yra? Man atrodo, turėtų būti šiais metais. Švedija, man. Švedai iš organizuotumo pusės vienas kiečiausių varžybų. Tai ten, kas nori sudalyvauti, tai tikrai vertas dėmesio varžybos labai. Sportininkais, žinai, kai turi kontrastą palyginti, kai dalyvaudai vienoje federacijoje ir kitoje. Kur tiesiog su tavim žmogiškai elgiasi, jau smagu. Smagus. Kaip vienas pagrindinių jaučiu akcentų su nugara, ką aš pakeičiau per paskutinius treniruotis, tai kad su korpusu visiškai nebeidė, leidė tik tai mentėm pilną. Jo, aš irgi leidžiu tik vos ne mentėm žaisti. Jo, va. Aš tą poziciją... Tiek galiu ištiesti, tiek ir... Ir svarbu, nepaleis krūtinės, nes daug kas mėgsta. Tipo svoris mane tempia į priekį, aš kartu griūnu. O kaip tik stubros ilgas,
Nu, tai va, mentėm judėti. Nes daug kas irgi kai traukia arba labai skupina. Tada iš karto sparno pozicija trumpesnė. Tai išvat, dėl to išlaikant, žinai, tą kūną kuo tiesesnė ir tada pati mentė gali laisviau judėti. Tai toks irgi man kas labai dadėjo laisvumo pačiam kūne. Nu, bet pavyzdžiui, darant mid-backą, tarkim, kur yra su chest supportu, tai būtent tą trapeciją, trapsą ištempti, tai, nu, man daug geriau. Bet dar jeigu pulldownus, lecus, tai tada tą turi meni, jo? Ar kaip? Ar tu manai ir mid-back? Net ir mid-backui. Tiesi, va, čia mūsų pilnai mentį ištempti. Čia jau iš erektorių pačių lengvės. Tai mano nuomonė to klausis tokia. Bet kaip, kas kam veikia? Nu, aš dabar galvoju, nes pavyzdžiui, nu, mid-backui grinai, nu, kur yra įsirent, nes man būtent, nu, va, šitos dalies ir reikia, va čia. Ja, pabandysi kitokį dalyką. Aš asmeniškai tai jau tą ir noriu tą tempimą per vidurį nugaras ir pajausti. Tai jau leidžiu maksimaliai, kiek man išeina ištempti, jaučiu tą strečią, kiek giliai oro ir traukiu, išpučiu orą, kad diafragmą sutrauktų ir galėčiau daspaust. Na, aš taip darau. Nu, bet pabandysiu. Davai. Įdomu. Dėl to ir įdomu, kad susitikti su kažkuo kitu pasportuoti. O, žiūrėk, gal naują kokį kampą pabandysi. Kažką savo pritaikyti, pasižiūrėti. Pabandai, žiūrė, ar limpa, ar nelimpa. Tu telpi į tą aparatą ar nelabai? Šiek reikės, nes normaliai. Le, tau reikia pakelti, gal biškai. Ja pačiai, gal sėdynę nori. Davai. Jo, vat, su kūnu jo ganas į viršų. Jo, rankas jie kuo ilgesnės, krūtinė pakelta. Aba. Ir žiūrėk, davai. Jo, dar po vieną. Man užteks svorio, tai tikrai. Čia didinai dar, jo, ar ne? Numečiau kaip tik Ai, vieną. numetė, na, žinot, biški. Yeah. Tai aš tame reprindžią. Šito 8-12 tame tarpe pasidariau. Pažiūriu kitą trepą, kiek padaryta. Rašausi, kas kiek darau. Tokią savaitę man visai vėl veikti, nes mačiau kiek darau prieš tai. Jo. Nu, ir smagiau seasonas yra, kai jau, kai nesi tam ryškiam etape, kūnas nesvyčia kiekvieną savaitę, tai išlaikyti save motyvuoti. Bent kažkokius tikslus siekti. Šiaip plano turėti, ką darai, žinoti, pravartu. Nėra, kad ant prepo daugiau išleidai pinigų pirkdamas nesąmonės. Taip aš tiesiog kažkokie nesąmoningi pirkimai, ten peiliai, su samuraju, ten atvaizdai su jais džiūdu. Galvoju, nafig man to reikėjo. Po to ant off-seasono galvoji, blem, ką Taip. Visai emocinis. Va, išlaikyk krūtinę pakeltą. Šiek laikyk krūtinę pakeltą visą laiką. Va, ir rankas kuo ilgesnis. Gerai. Pačiam gale nepaleis krūtinės. Išlaikyk stuburą pakėlęs. Davai, neskubėk. Lėtesnį traukimą. Davai. Žiūrėjai. Nes, pavyzdžiui, lasus, sparnus tai jo. Tai stengiuosi tą ribcage krūtinę šonkulius taip laikyti. Ištempiu ir vos ne su mentim apgaubiu, kiek galiu nepaleidęs krūtinės. Jo, tai jo, su full range'as ir galas. Tai daug kas nemoka menčių judinti. Jo, tai niekada ir latso neįdarbins. Tai stengiuosi jo, tos šonkulius taip, traukiu galiu ir pritraukiu. Jūs suspaudžiu tą sulkūnę arčiau korpusą, bet alkūnę spaudžiu į apačią ir žemyn. Bet su nugaras viduris ką? Davai. Įdomus, važiuoju. Bandys. Gerai, dabar dar vienas latsui ir tada midbacks. Jeigu techno džimą iškeistume į cybeksą, Bausmė. nežinau, ar draugai galėtume būti. Jo. Neįsivaizduoju, kiek to svorio čia, žinai. Čia tik pradžiai gali atrodyti sunku, bet iš tikrųjų lengva pasidaro. Judesys kaip pritraukia daugiau. Nu, davai, pabandom. Iš karto working setą. Spėjai tau. Jo. Visai pataikiau į svorį. Jo, čia toksai. Bet taip sklandžiai jis juda. Jo, nei biškį nepaprink, tik tai va iš sparno tai paleidai.
Jo. Ir per alkūnę pilnai nedaties, biškai palik, vos sulenkt alkūnę. Čia? Jo, kad nalaciją nepamestų. Pasikabink ant šonkulių. Daug kas mėgsta ant pirštų tik laikyti. Dabar galvoja geriau pajaus lacą, bet mūsų galūnė, kai nėra tvirta, mes kaip tik negalėsim tos. Jo, paskui apie pirštus galvoja ir sleista. Jo. Tai tas irgi momentėlis. Čia kaip kokias kojas darant, svarbi pėdas padėtis, taip pat ir treniruojant viršų. Mūsų delno pozicija, rieš pozicija. Žiauriai svarbi irgi. Jam šitas smagu. Jam šitą reikėjo aparatą pas savį imti. Geras, labai. Jo, pabandyk visą, žinai, delną užmest taip. Man bent jau padėjo visam šiaip nugaros pojūčiui. Davai, nepaleisk gal. Laikyk ant sparną. Kelk krūtinį į viršų. Nedaug kuprinti. Kelk krūtinį į viršų. O, viskas. Gerai, varam dabar. Midbeko, greit? Jo. Noriu, kad žmonės irgi, kurie žiūri, suprastų, kad yra daug skirtingų treniravimo būdų. Tada nėra nei mano vien teisingas. Tada priklauso, kiek kartų per savaitę sportuoju. Dėl to aš irgi per savo ten tos video ir kalbu ir sakau, kad pasibandyti ir pasižiūrėti. Taip, ir tai, kad suprastų irgi, kad pavyzdžiui labai priklauso, pavyzdžiui, darei savaitės pradžioj, gale ir kaip tos, tarkim, tie pratimai susidėlioja eilės tvarka. Kaip ir pas tave, pavyzdžiui, dabar mes darom pagal roką, viskas susirašęs, kas po ko eina. Jo, konkretus planas, žinai, nėra, kad padariau vieną savaitę vieną pratimą, po to eisiu kitą keis. Jo, tokia miksą, bet ką, belenką darau. Seniau būdavo, kad programą, kas 2-3 mėnesius keisti, arba vos ne kiekvieną treniruotę, žinai, pakeis pratimą, dar kažką naujo. Nes, pavyzdžiui, pas mane ta pati programa dabar 3 mėnesius yra, aš tada tik seku laudą, tai apkrovą, svorius didinu, repsus, įtampą. Kaip pas tave atrodo irgi tas sporto planas? Tai irgi, ta programa gali būti net ir iki pusės metų, iki metų, žinai. Svarbu, jeigu mums viskas tvarkingai progresuoja, viskas smagiai jaučiasi, kol dviratis gražiai važiuoja, nereikia kažko keisti, išradinėti. O koks tavo dabar splitas irgi, manau, daug kam įdomu papasakok. Dabar ganas, vieną dieną turiu push full body, tai ganas visi spaudžiamieji raumenys ir kartu keturgalvis. Tai čia būtų krūtinė, pečių priekis, pečių šonas, tricas ir keturgalvis. Kitą dieną pull dienas su dvigalviu ir šedmenim. Tai jau daugiau sparnas, pečių galas. Ir smagiai važiuojam. Kaip padarysim pagal tave? Davai. Gerai? Į telefą žiūrėjau. Ai. Žinai, Jau miršta. Iš šono žiūri. Gerai. Malodės, dar 5. Gerai. Gerai. Kas toliau? Pečių galai trauka su trosu. Tokie. Tai, parodysiu. Čia grinai visiškai trauka ant to. Jo. Ant pečių galo. Galas jau pati mentė nesijudina. Nu, ištempimai duoda vis tiek, kad pečių galą ištempt. Bet pats detraukimas jau nebe inicijuojam, žinai, su pačia mente. Okay. Rodo svorį biškį nemėsiu. Daug nemes. Davai, gerai. Taip prieki. Jo, va tokia pozicija pasilikai. Jo, rankas, jo, delnas jo čia. Ir grinai, skvyzinė tik tai
iš čia paleidai, laikai va poziciją va. Ir tik tai jo tas realiai va alkūnės kem 5 laipsnių šur atitrauktos. Ir grinai, tik tai jo datraukimas į pečių galą. Va. Stai labai tvarkingai, matas, kas dirba. Pasilieki prieki pasviręs. Grinai tik iš pečių galą. O šitą ką darysim? Perdėlai dar? Perdėlas. Žiūrim. Kas neturi aparato iš viršaus tokios trukos, tai šitas labai smagus, stabili variacija. Tai. Ant pačio sutraukimo bici. Šitas va labai smagus, man patinka. Nedaug žodžiauti. Čia išbandykit. Daręs tokį variantą. Pryčerį geriau padarau. Arba šitą kartais padarau atsistojęs. Jo, arba atsistojęs su dviem. Matai, kadangi biškį kreivas ir su pečiais problemų turiu, tai šiaip rankų treniravimas po vieną ranką. Nu, aš tikiu, nes jeigu jau vien tik stojami, tai jeigu tu tą ranką išmeti taip, jeigu didesnis svoris, tai laužia pelis, tai jo. Ne, dar kai tu su dviem, tai dar vis tvarka. Normaliai, bet jeigu po vieną. Jo, bet pas mane būdavo ant tiek čia turėdavau sukabintą petę. Tai rankų treniravimas po vieną ranką. Daugas galvoja, žinai, kad čia bicų užvarys, tricų užvarys, bet kartu eina ir pečių sveikatingumas. Tai dėl to rankas reikia. Taip? Jo, alkūnės. Jo, gali biškį atgal, tą biškį alkūnę, žemiau biškį. Va čia, jos sirėmėjo, kad to visiškai stabiliai būtų. Jo, gali atsisėsti, jeigu nori, kad patogu tiesiog būtų pačiam. Man tas vis tiek visi aparatai atrodo sumažinti. Aš kažkaip žiūriu tave jaučiuos mažas. Čia visą laiką. Visada taip, jo. Savęs, tai nepažiūrėsi į save. Į kitą matai. Davai, kad tas bicas didesnis, davai. Op, davai, išliek. Kur skubi?
Gerai. Gera pompa. Viskas pabazavom, tai galima kardio užskaityti. Jo. Sočiai. Off-seasonai Sočiai. Pozavimo užtenka tikrai. Ja, tai aišku, komentarus rašykite, kaip jums video. Man labai smagu, kad atvažiuoji iš Kauno, pasportuoti, pasidalinti iš tavęs tavo žinių bagažą, pavogti biškelį savo. Tai smagu, kad pasikvietei. Ne, tai jau planavom senai, irgi nenorėjau to maišyti, kai buvai ant dietos. Tai pagaliau tai padarėm. Jo. Išaušta. Žinai, kiekvienam dalykui savas laikas. Ne, tai aš manau, man tai smagi, aš tai būčiau tikrai už dar daugiau padaryti, dabar kai pasiruošimas bus irgi, manau, galim kitą treniruotę pagal mane pasidaryti. Davai. Davai? Sutarėm. Gerai. Arba ne tik Kauno gatvėje, pas tave. Arba irgi iš Šilainis, man pajudėti. Irgi aplinką pakeisti. Jo, būtų smagiau irgi. To aš kol pats, žinai, neprepė esu, tai lengvai galima ir pakeliauti viską. Šiaip, kol dar irgi. Kol dar nesispaudė. Jo. Gerai, tai, žodžiu, viso Roko Instagramus, kur įras, taip pat jisai dirba treneriu. Jeigu kas nepažiūrėt jo profilio, tai drąsiai jam rašykite Kaune, taip, arba online. Jo, laisvai. Kas norit pasispausti, išmokti spausti, tai pas mane gali kreiptis to klausimą. Jo. Gerai.